metai mano komandoje, jinai siekia, eina, daro ir gali sakyti, aš galiu pasiduoti, nieko nedaryti, nes esu ypatinga, bet jinai man yra labai pavyzdys, kadangi aš jas stebiu kiekvieną dieną jos veiksmus ir kas man labai patinka, kad jinai ieško būdų, kaip padaryti, kaip užsidirbti ir aktyviai veda gyvenimą. Tai palaikykit, šiandien jos pirmas debiutas ir šaunuolė. Didžiuojasi, kad tai. Tai galėjai į priekį buvo pabūdėti. Tai labas visiems, aš esu Agnė. Už manęs matot nuotrauką, kaip matot, apranga ta pati, nes ši nuotrauka buvo fotografuota praeitą kartą, kai aš buvau vasaros metu čia ir pasiėmiau mikrofoną, dabar neturiu, bet pasiėmiau ir pasakiau, kad aš būsiu čia, aš stovėsiu ant scenos ir kaip matot, svajonės pildosi. Čia dar matot mano Facebooką, Instagramą, TikToką turbūt nepasidalinau, tai pradėkim toliau. Taigi, kas yra naujokų startas arba nuo ko turi pradėti žmogus, kai ateina į temą ir užsiregistruoja. Tai pirmas dalykas - sužinoti arba apsispręsti, ką jis nori daryti. Ar jisai tiesiog nori naudoti produktus savo ir savo šeimai, savo šeimos nariams, ar jis nori uždirbti pinigus. Tai yra antroji galimybė temų, tai iš rekomendacijų mes uždirbam parduodami produktus. Ir trečioji yra galimybė, tai tiesiog kurti komandą, kviesti žmonės į savo komandą, kurie nori sutaupyti ir naudoti taip pat temo įvairius produktus. Toliau, ką jis dar turi daryti? Jeigu jisai jau nusprendė būti ir uždirbti pinigus iš temo produktų, tai tuomet jisai turėtų rodyti, kad naudoja produktus, o tai reikėtų daryti susikūrus socialinę mediją. Tai kaip ir sakiau, Facebookas, Instagramas, tuomet YouTube'as, nes YouTube'ą irgi daug kas žiūri, ir visi kiti, kaip Gediminas sakė, jeigu vienas kažkas užlūžtų, tai turėsit ir dirbsit kitoje platformoje. Toliau, ką jis turi padaryti, tai kai jau susikūrė šios socialinius tinklus, tuomet turėtų pasidaryti, įeiti į savo elektroninę parduotuvę, pasidaryti už savo